Kaliningradská область, Россija. Kaliningrado sritis Rusija. Čia buvo permesti raketų kompleksai Iskander. Tai nenuspėjamas ginklas. Šis kompleksas atsiranda netikėtai ir muša stipriai. Kurį laiką neigusi, kad Kaliningrado srityje gali būti raketų sistemų Iskander, Rusijos televizija šį faktą ne tik pripažino, bet ir žiūrovams parodė į Lietuvos pašonę atgabentą galingą ginklą, kuris branduolines raketas gali paleisti 800 km atstumu. Lietuvą jos galėtų pasiekti per 3 minutes. Никакие западные средства не способны отследить. Jokios vakarų priemonės negali susekti šios raketos trajektorijos, negali susekti ir sunaikinti. Raketa paleista iš čia garantuotai pataikys į tikslą. Dalis politikų gali, sakyti, gerai, viskas jau reikia kažkaip pasipykom, bet matot, jau žvanginė rimta branduolinė ginkluotė, gali kilti konfliktas, todėl turime taikytis ir nusileisti. Laida siekiama įtikinti, kad karui valdžia pasiruošusi. Lietuvoje Zoknių bazėje yra NATO naikintuvai. Tai agresijos prieš Rusiją atveju taps Iskander taikiniu. Žinant Rusijos praktikas, kaip ji naudoja raketinį aviacinį ginklą, kaip naikinamas Alepas, tai apskritai dėl Rusijos agresyvumo gali sunerimti ne tik Zoknių, bet ir kiekvienas Lietuvos gyventojas. Priemonių, siekdami savo tikslų, jie nesirenka. Apie Rusijos planus Kaliningrade dislokuoti Iskander Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas žinojo dar prieš 3 metus. Propagandinio reportažo veikėjai perspėja. Rusija pasirengusi smogti Lietuvai, kitoms Baltijos šalims ir Amerikai, tačiau tikina, kad tai daro ne savo noru. Американцы размещают базу вокруг нашей страны уже более 70 лет с ядерным ракетным оружием. Волей-неволей нам приходится отвечать на это, чтобы выжить. И Искандер для этого подходит идеально. Vienas iš toksai propagandinių dalykų. Reiškia, ne aš tą darau, aš tik atsakinėjau. Visą laiką yra labai pasakymas toks. Parodoma, kad čia, mes to nedarėm, aplinkui mūsų susirinko priešai, jie ruošiasi pult, todėl čia yra mūsų tik atsakas. Pasak ekspertų, tokiais propagandiniais reportažais kaip šis bandoma pripratinti prie minties apie galimą naują karą. Dislokuodami Iskander Kaliningrado srityje mes nekalbame apie grėsmę Lenkijos ar Vokietijos saugumui. Kalbame apie mūsų ketinimus vakarų išprovokuotų karinių susidūrimų atveju. Parodome Rusijos galimybės padaryti primtinų ar neprimtinų nuostolių. Toks filmas, propagandinis filmas, iš tikrųjų gražiai sukurtas, matosi nepagailėta resursų. Rusija retai leidžia savo poligonuose filmuoti tokius filmus. Tai tik tai rodo, kad Iskanderai Karaliaučiaus srityje įsikūrė ilgam. Tai nėra laikinai atvežta puolamoji ginkluotė. NATO valstybių ir Lietuvos atsakas stiprinant savo saugumą turi būti adekvatus. Tai jeigu prasideda svarstymą apie Patriot raketas, apie kitas iš tikrųjų gynybinės sistemas, tai aš manau, kad tos kalbos turi virsti jau darbais. Anot Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nario Arvydo Anušausko, panašių įtaigių propagandinių reportažų nemažėja. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius.